Labadiena, mielieji, esu Dalia Braziulytė, psichologė, reiki meistrė ir kviečiu Jūs į reiki pirmos pakopos seminarą, kurį vesiu štai čia, spalvotoje palėpėje, Kaune, rugpjūčio 21-23 dieną. Mūsų laukia 2,5 dienos ypatingoje erdvėje, kuomet gilinsimės į universalią gyvenimo ir meilės energiją, kuri teka per visas gyvas būtybės, tačiau be seminaro, be iniciacijos žmonės nemoka šios energijos naudoti sąmoningai. Seminare pasakosiu Jums apie tai, kas yra reiki, apie energijos tėkmės dėsnius, apie dvasinius principus. Reiki sujungia mus su universaliu visatos šaltiniu, iš kur viskas prasideda ir į kur viskas sugrįžta. Šiais neramiais laikais, kuomet pasaulis labai keičiasi, reiki padeda išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Reiki padeda mums suvokti, kad mes esame dalis didžiosios visumos. Ir visai visatai, įskaitant žmogų, galioja dvasiniai dėsniai. Taigi šiame seminare ir mokysimės tuos dvasinius principus, kurie dažnam žmogui tampa tiesiog kaip atskaitos taškas įvairiausiom gyvenimo aplinkybėm. Šiame seminare išmoksite savigydos seansą, kaip balansuoti save, savo sveikatą, vidinės būsenas. Mokysimės atlikti seansą kitam žmogui. Mokysimės daryti grupinį seansą, kurį atlieka daugiau nei vienas reiki praktikas vienam klientui. Sužinosite, kaip balansuoti energijos centrus, čakras, kaip daryti reiki vaikam, senjoram, augalam, gyvūnam, netgi maisto produktam, medikamentam, augalam, gyvūnam ir viskam, kas gyva. Prieš daugiau kaip 30 metų reiki mokymą pradėjau Lietuvoje. Tas kelias buvo ilgas, mokiausi pas daugelį garsių meistrų, netgi Japonijoje, Kiote, pas Mrs. Chiyoko Yamaguchi, Hayašio mokinę, kopiau į Kuramos kalną, kuriame mūsų mokytojas Mikao Usui atrado šį mokymą. Esu pravedus daugybę seminarų įvairiausiose šalyse. Na ir šį savaitgalį reikia pirma pakopa vyks Kaune. Taip kad labai kviečiu, niekuomet neklauskite manęs, kada bus kitas kartas. Kito karto nėra. Seminarai ne troleibusas, kuris vienas pravažiuoja ir kitas atvažiuoja, kaip kartais juokauju, nepageidavimo koncertas. Taip kad kviečiu labai pasinaudoti galimybę. Reiki seminaro metu teorinis mokymas yra derinamas su praktika. Visus metodus, kuriuos dėstysiu, galėsite čia pat išbandyti. Ir šis mokymas yra perduodamas ne vien tik tai per teorinės žinias, bet per iniciacijas, tokias senovinės energetinės procedūras, kuomet universaliai gyvybinė energija pradeda tekėti per reiki studentą. Per seminarą vyks 4 tokios procedūros, taip vadinamos iniciacijos. Na ir po šio seminaro tapsite pilnai kvalifikuoti reiki pirmos pakopos praktikai. Gausite metodinę medžiagą, sertifikatą apie išklausytą kursą. Na ir toliau prasidės įdomiausias dalykas – gyvenimas, namų darbai, kuomet pasirinktus metodus taikysite reguliariai ir stebėsite permainas. Aš asmeniškai neįsivaizduoju, kaip galima gyventi be reiki. Iš kur žmonės semiasi prasmės, įkvėpimo, energijos, kuomet atsikelia naują savo gyvenimo dieną ir reikia sugalvoti kažkokią priežastį, dėl ko mes esame
čia. Reikia viską labai gerai išdėlioja pagal kosminę hierarchiją. Mes suprantam, ką veikiam šiame pasaulyje. Mes įsisąmoninam savo atsakomybę už savo gyvenimo kelią, už jo etiką, kokybę, už savo sąmoningumą, tobulėjimą. Gyvenimas, kad ir koks ilgas jis bebūtų, pralekia labai greitai. Juk esam čia ne tam, kad vien tik tai pasidaugintume, nusipirktume daiktų ar įdėtume nuotraukų į socialinius tinklus. Dienos ir savaitės labai greitai prabėga, taip kad kviečiu jūs investuoti į pokyčius, kurie įvyks per tas 3 dienas, patikėkite, mažai nepasirodys. Aš esu seniausia Lietuvoje reiki meistrė, kaip minėjau, šį metodą pradėjau prieš daugiau kaip 30 metų, todėl mano seminarai yra labai išsamus, įsivaizduokite, kiek jų pravedžiau per tą laiką. Taip kad mano mokiniai yra priversti būti pirmūnais ir tiesiog jūsų rankose atsiras energija, kuri bus su jumis visuomet. Nesvarbu, kur jūs būsit ir kas tuo metu vyks gyvenime. Reikia padaro žmogų nepriklausomą nuo visokiausių burtininkų, ekstrasensų, netgi medikų ir šiaip specialistų. Įvaldžius reikia metodus tokius kaip savigydos seansas, gašo meditacija, seansas kitam žmogui, greitas reikia seansas, čakrų balansavimas, kad ir kas beveiktų gyvenime, jūs nepasimesite. Rankos visuomet yra su mumis ir jas galima dėlioti tam tikrose pozicijose ir visuomet galima kreiptis į universalę gyvybinę meilės energiją, kuri yra reikia. Reikia yra suderinama su visais religiniais įsitikinimais, juk žodis religija, religare, reiškia jungti tarp žmogaus ir transcendencijos. Ir manyčiau, kad šis mokymas kaip tik padės atsakyti jums į daugelį klausimų. Kokias gydomasias galias turėjo garsieji pasaulio mokytojai, tokie kaip Kristus, Buda, juk labai dažnai su nušvitimu toksai mokytojas mesijas įgyja ir gydymo dovaną. Taip kad mūsų laukia stebuklingas savaitgalis. Dabar perjungsiu kamerą, parodysiu jums aplinką, kurioje mokysimės. Štai čia yra spalvota palėpė, ką tik tai šviežiai po remonto. Šioje erdvėje vyks reiki seminaras. Aplinkui yra sodas, taip kad praleisime savaitgalį miesto centre, bet iš tikrųjų kaime. Turėsite laiko ir pailsėti, ir kartu išmokti daug naudingų dalykų. Taip kad laukiu jūsų Kaune spalvotoje palėpėje rugpjūčio 21-23 dieną. Būtina išankstinė registracija. Galite skambinti arba rašyti asmeninę žinutę arba elektroninį laišką. Laukiu jūsų su reiki linkėjimais Dalia.